Pasaulyje vis labiau ir labiau populiarėjant socialinių tinklų kultūrai ir vadinamųjų like karštiniai, Klaipėdos universiteto rekreacijos ir turizmo katedros studentai nusprendė atkreipti dėmesį į šią problemą. Jau 3 metus organizuojamo trumpo kino festivalio pagrindu jie pasirinko laiko ant sienos tematiką. Patys organizatoriai prisipažįsta, jog jų tarpe sklando dviprasmiškos nuomonės socialinių tinklų tema, tačiau jų tikslas buvo leisti dalyviams patiems išsiaiškinti, kurioje barikadų pusėje jie yra ar nori būti. Temos idėją mes pasirinkome neatsitiktinai, kadangi socialiniai tinklai šiuo laikotarpiu yra labai populiarūs ir labai užvaldę jaunų žmonių gyvenimą. Todėl mes nusprendėme tokią kaip išraiškos priemonę, kad jaunimas ar tiesiog visi kūrybingi žmonės galėtų atskleisti savo požiūrį, kuriant filmukus, ar tai jiems atrodo gerai ar blogai tas socialinių tinklų toks populiarumas. Šių metų renginys pasipildė platesnių dalyvių būrių. Festivalyje dalyvavo moksleiviai ir studentai iš Klaipėdos krašto bei sostinės atstovai. Visi dalyviai puikiai atskleidė renginio tematiką ir, kaip patys prisipažino, daugelis filmų atspindėjo jų pačių ar draugų kasdienybę. Kaip antai festivalio nugalėtojai Gytis ir Povilas. Vaikinai atviravo, kad jų filmas pavadinimu Naulaiferis tai šiek tiek sutirštintų spalvų pačių vaikinų gyvenimas. Todėl filmo kūrimas ir idėjos atskleidimas jiems nebuvo sunkus uždavinys. Vieni iš mano Facebooko draugų, sakyčiau, pusė bent, tikrai turėtų tokių būti, nes kelia nuotrauką kasdieną bent po kelias. Aš pats granai toks pat kaip tas video, tik tais neatsikėlęs, fotkinos, bet jau kur nors gražiai taip selfie. Trumpo kino festivalis puikiai atspindėjo šiuolaikinio jaunimo gyvenimą, todėl sutraukė gausų būrį žiūrovų. Organizatoriai pasirūpino, jog net ir susirinkusieji tik pažiūrėti filmų neliktų be nieko, todėl paruošė kino viktoriną, kurios nugalėtojus apdovanojo prizais. Taip pat žiūrovai balsavo ir už jiems labiausiai patikusi filmą, o vėliau draugė su kino kūrėjais bei organizatoriais dalinosi įspūdžiais prie vaišių stalo. Organizatoriai ir dalyviai nekantriai laukia kitų metų, na o dabar žiūrovams primena neužmiršti paspausti like.